stresas ir emocinė įtampa atsispindi kūne. Kažkur skausmas, kažkur įtampa, laikysenos pokyčiai, pavyzdžiui. Nes turbūt nemažai ateina suaugusių žmonių, kurie iš darbo, iš kažkokios tai stresinės būsenos, kaip sakė, ne, pečiai pakelti, tampa dar kažkas. Žinoma, tai stresas toks numeris vienas žudikas tikriausiai mūsų civilizacijos ar ne vakarų pasaulio. Tai įdomus dalykas. Stresas yra, tarsi tu jo prigauti negali, bet ilgai stresuojantis žmogus, mes dažniausiai kalbam vis tiek apie ilgalaikį stresą. Ilgalaikis stresas tai yra dominuotas kortizolio, tai nėra adrenalininis tas stresas, kuris staiga reikėtų kažką tais padarytis. Adrenalinas veikia kitaip, jisai greit pasišalina iš sistemos, kortizolis visą laiką jis pakyla ir jis ten plaukioja ir jisai reguliuoja tada, nervų sistema reguliuoja save kitaip. Ir jeigu nervų sistema reguliuoja save visą laiką ant užtvindytą kortizolių, atsiranda įvairiausių sisteminių tokių pokyčių. Tai vėlgi didėja tiesiog įtampa bendrai raumenyno, nes nervų sistema save trupučiuką tokiam hiperaktyvume. Suprastėja miegas. Ir jeigu ilgainiui suprastėja miegas, mažėja energijos. Ir kodėl aš apie tai kalbu, tai yra tiesiog dalykai, kurių klausiu pacientų, aš renku anamnezę visą laiką ir tai nėra tai, kad tu visą laiką tik tais pasižiūrėsi ir žmogų ir tu jau matai, kad jis stresuotas, bet žmogus yra suvaržytas, jo yra kvėpavimas dažniausiai neritmingas. Kodėl kvėpavimo technikos taip padeda? Mes įvedam save per kvėpavimo technikas, įvairių jų yra tenais, nežinau, 4-6-2 ar 7-4-3 ir taip toliau įvairius tie, kiek sekundžių tu kvėpuosi, kiek užlaikysi, per kiek iškvėpsi. Tu atgal siunti signalus nervų sistemai ir tu jai padedi reguliuotis, tu ją moduliuoji kvėpavimu. Plus, kai tu kvėpuoji ir nukreipi dėmesį į kvėpavimą, tu negali galvoti tuo metu. Neįmanoma skaičiuoti ir galvoti. Mes visą laiką galim laikyti savo galvoje tik vieną mintį, nesvarbu, kad jų 1000 yra, bet jinai yra iš esmės tik viena visada. Pailiui. Tai kvėpavimas sutrinka, jisai tampa dažnai fiksuotas arba žmogus įkvėpęs daug ir jis nesugeba iškvėpti. Arba jisai yra ilgainiui, jeigu jisai streso išeikvotas, nualintas organizmas, jisai paskui gali būti iškvėpime, jisai toksai suglebęs ir jisai negali įkvėpti. Tai pačiu pradžiu galbūt žmogus visą laiką tokia, balsas pakilęs, jis toks nervuotas, nervingas ir reaktyvus ir visa kita, bet ilgainiui sistema gali griūti ir viskas apsiverčia. Nes tai yra nervų sistemos simpatinės ir parasimpatinės nervų sistemos balansavimo, tokia kaip išeiga. Tu užvaryk labai, užaktyvink nervų sistemą ilgą laiką, anksčiau ir vėliau jinai krenta, jinai bando apsiversti ir tada jinai viską slopina dar stipriau. Ir tada vėl ir toks užburtas ratas ir žmogus nesugeba išlipti iš to, dėl to įvairios judesio praktikos, kvėpavimo praktikos, vaikščiojimas padeda išeiti iš to užburto rato, nes tai yra naujas ritmas, įvedamas naujas ritmas. Ir naujas ritmas gali nervų sistemą, jai pasufleruoti ant naujo ritmo, ją užvesti. Kad būtų orkestras išsibalansavęs, bet kažkas ateina ir pradeda mušti būgnų gerą, solidų ritmą. Arba bosinė gitara įsijungia ir visiems aišku, sekam bosą. Ir visi varo ir susibalansuoja. Tai dėl to tos praktikos jos yra veiksmingos. Šiandienos Pirmyn podcast'o epizodą jums pristato Nara Health. Jei nuolat skubate ir nespėjate kokybiškai pavalgyti, Nara Health jums turi puikų sprendimą. Tai ne šiaip baltyminis kokteilis ar maisto papildas, o visavertis augalinis maistas, kurį paruošite vos per minutę. Svarbiausiai subalansuotas, turi malonų skonį ir suteikia energijos bei ilgam pasotina. Pažiūrėję sudėtį net nustebau. Ten 26 vitaminai ir mineralai bei pakankamas kiekis baltymų mūsų organizmui. O įdomitės ilgamžiškumu, kaip ir aš, verta išbandyti būtent šį variantą su Verite transresveratroliu, kuris moksliniais tyrimais įrodytas kaip efektyviausias ingredientas ilgamžiškumui skatinti. Jų produktų galite užsakyti nuėję į nuorodą šio video aprašyme arba tiesiogiai nara.health.
Atsiskaitę panaudokite kodą pirmin, nes taip gausite 20% nuolaidą, nemokamą pristatymą ir metalinę gertuvę su pirmuoju užsakymu. nara.health. Atsiskaitant nepamirškite kodo pirmin.